Sunki išvyka, pakankamai tolima ir dar su netektimis tam tikromis atvykote. Tai visų pirma, norėčiau paklausti bendrai, kas lėmė tokį rezultatą šiandien? Tai manau esminis dalykas noras ir energija tiesiog. Tai sakau, kas mus kamuoja ir visą sezoną. Tai tiesiog turim rodyti norą ir kiekvienoje situacijoje labiau kovoti. Susitarimus turim, viską žinom, bet atrodo nepadarom, kažkur nesusikalbėjom, kažkas patingėjo, tai va tokios situacijos ir gaunas. Sakau, noras ir energija, esminiai dalykai. Vis dėlto reikia pripažinti, kad neturėjot šiandien vieno pagrindinio aukšto ūgio, Antano Udro dėl diskvalifikacijos, taip pat ir Ernestas Bružas negali dar jums padėti dėl traumos. Kiek skausmingos šitos netektis? Skausmingos, bet manau su šitie sudėtim, kur atvažiavom, tai tikrai turėjom šansų laimėti. Paulius Danisevičius berods antras rungtynes po sugrįžimo po traumos sužaidė ir šįsyk Paulius skirtingai nei pirmose rungtynėse praėjusią savaitę labai naudingai sužaidė, praktiškai atakavo neklysdamas, jo procentai labai geri šiandien ir apskritai vadovavo žaidimui. Kiek šis žaidėjas turi įtakos komandos žaidimui? Tai labai turi, žinom jo patirtį, žinom, ką jis geba, tai stengiamės išnaudoti tą puolime ir aišku, jis duoda tos energijos irgi. Tai tiek gynybui, tiek puolime. Kol kas viena pergalytė jūsų sąskaitoje, kiek ta situacija turnyrinė slegia komandą, ar nesureikšminat apskritai, nes sezono dar pradžia ir viskas priešaky? Sureikšminu, iš tikrųjų labai blogai pradėjom, tai tikrai irgi prisiemu šitą kaltę už tą pradžią ir stengsimės taisyti. Kur matot pagrindinius komandos rezervus? Reikia kažkaip priversti žaidėjus norėti ir tikėti kiekvienoje situacijoje ir sakau, būtinai tas turi būti noras, energija ir kiekvienoje situacijoje kovoti, skautis ir kaip šiandien, kiek puolime kamuolių jie paėmė, nepamenu, ten 22 atrodo, tai sakau, viskas prasideda nuo noro, tiesiog atsitverti, tai va. Tai tuo ir palinkėsim, treneri. Ačiū.